Jeigu tu šiltini sodybą ir tas šiltinimo būdas yra šlapias, tai vadinasi naudojasi vanduo, tai yra sezoniškumas. Daug atvejų yra tokių, kad po vasaros atostogų grįždami į darbus, į tos nebaigtus darbus, jie darosi karkaso medžio darbus, tada tas susitęsia į rudenį, mes pūsti jau praktiškai nebegalime, nes vanduo ant sienų turi išgaruoti, jau atvėsęs oras to neleidžia, žinai. Turi irgi nusimatyti, kad spėsi į tam tikrus rėmus, į tam tikrus terminus, nes šitas būdas konkrečiai yra sezoniškas. Aišku, turi taikytis, tarkim, noriu stogo šiltinimo, bet aš išsitinkavau sienas, išsibetonavau tik tai spalio vidury, tai tas jau sienų džiuvimas, drėgmės surinkėjai ir panašiai, jau jie lėčiau dirbs, vėlgi darbo terminai visi išsitęs. Nes mum atėjus mes negalim klijuoti ant šlapių sienų kažkokių tai medžiagų, žinai, sandarinant panašiai ir taip toliau. Tai tas visas paskaičiavimas darbų yra geriau iš pavasario, kada tu viską, žinai, darai. Tai daug lengviau viskas klostosi, o jeigu tu nusikeli, kartais primiršti, kartais prisilėtini ir tu galvoji, kad galbūt šiltinti galima visus metodus visais metų laikais, tai taip nėra. Mitai yra susėdimas, nes žmogus išgirdęs, kad perdangoj susėdo vata, jisai įsivaizduoja, kad jinai susės šitoj sienai. Šita pirtis mano yra pačia užsipusta, ar ne, su tom biriom vatom. Išlaikyta, prižiūrėta, net kampas matosi, tikrinu irgi kaip tam kupolė. Ten prasiplėšęs, jinai stovi ir stovi, čia pakankamai drėgna patalpa, sakykim. Ir nieks kažkodėl nesusėdo. Perdangoje visos vatos, kurios pūstos ne po slėgiu, turi susėdimą, uždaroj konstrukcijoj susėdimo negali būti, bet tai turi naudoti ir profesionaliai įrangą ir turėti kompetencijas.